Esu Tautvilas Putvis, ūkininkas, ūkininkauju Kelmės rajone Graužikų kaime. Žemės ūkyje esu nuo ankstyvos jaunystės, kadangi ūkininkavo seneliai, ūkininkavo proseneliai, ūkininkavo tėvai. Be žemės ūkio neįsivaizduoju savo gyvenimo ir aš. Šiuo metu auginu grūdus, rapsą, žirnius. Po studijų baigimo keletą metų padirbėjau Kelmėj ir matydamas gerus kaimynų pavyzdžius, kaip jie ūkininkauja, kaip jie plečia savo ūkį, nusprendžiau savarankiškai ūkininkauti ir pats. Žemės ūkį mane žavi daug dalykų. Vienas iš jų buvo ryšys su galvijais, tai yra man visada patiko gyvūnai. Plius tiesiog pragyventi, mano manymu, žemės ūkis yra šiuo metu kaip ir verslas ir tikrai galima neblogai gyventi. Matydamas, jog yra galimybė pasinaudoti ES jaunųjų ūkininkų įsikūrimo paramą, jie pasinaudojau, pavyko gauti paramą ir įsigyti naują ratinį traktorių. Paraiškos teikimas nebuvo sudėtingas. Ta projektą praktiškai didžioji dalis ūkininkų galėtų pasirengti savarankiškai ir aš tą padariau pats su draugės buhalterės pagalba, jinai sudėliojo buhalterinę dalį. Tikrai nebuvo keblumų nei pasirengti projektą, nei gauti paramą. Šita parama man buvo tikrai labai naudinga, kadangi pirmas prioritetas jauno žmogaus yra įsigyti pagrindinį ūkio daiktą, su kuriuo jis galėtų dirbti įvairius darbus. Tai yra ne tik ruošti pašarus, bet ir žemę dirbti, kaip pavyzdys tos pašarus transportuoti ir visa kita. Tai mano pirkinys buvo gerai apgalvotas ir ūkyje labai reikalingas. Naujas, ganėtinai galingas Valtra markės traktorius dirba iki šių dienų. Tai mano manymu parama galėtų ir turėtų būti šiek tiek didesnė. Kad ūkininkas sugebėtų iš paramos lėšų ne tik įsigyti vieną, kaip mano atveju, pagrindinį daiktą, bet dar ir galėtų aplink jį susidėlioti tam tikrus padargus, kurie yra tikrai reikalingi. Vienareikšmiškai bandyti pasinaudoti paramą tikrai rekomenduočiau ir netgi kiek galėčiau, tiek pakonsultuočiau, nes pradėti ūkininkauti be paramos yra velniškai sunku.